Buvau pasiruošęs užduoti klausimą krašto apsaugos ministrui, bet kadangi jo nėra, aš manau, atsiras kas atsakys. Neseniai užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, duodamas interviu žiniasklaidai, išdėstė kelis kontroversiškus ir net bauginančius teiginius, iš kurių galima susidaryti įspūdį, kad geopolitinė situacija pasaulyje keičiasi, kad konflikto metu mus nebūtinai gins NATO ir kad Lietuvai potencialiai kyla egzistencinės grėsmės, kurias spręsti reikia nebe taktiniais, bet strateginiais žingsniais, kurie turi iš esmės keisti mūsų saugumo situaciją. Pasakykite, prašau, man ir visiems Lietuvos žmonėms, kodėl po 3 konservatorių valdymo metų mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kai vis tik tais yra didinamos lėšos gynybai, tačiau neturime galimybės jausti saugiais. Ir ką tokio padarė konservatoriai, kad jau nebegalima pasikliauti ir pradedame abejoti savo užsienio partneriais? Aš pradėsiu, o Gabrielius mane papildys. Tai aš nežinau, kur jūs buvot pastaruosius beveik 2 metus, bet jeigu nepastebėjote, Europoje dabar vyksta karas, tikras karas, po daugiau nei 70 metų. Tai man labai sunku suvokti, kaip tai žinant, neįmanoma suprasti, kad pasikeitė geopolitinė situacija labai stipriai ir jį pablogėjo, ypatingai girdint deklaracijas državos vadovų, kad jie ruošiasi ilgai konfrontacijai su vakarais, o mūsų geografinė padėtis jūs turbūt gaublį matėt ir žinot, kur Lietuva yra. Tai, Gabrieliau, gal tu pratęstum? Išsamei yra kiti formatai, galbūt, kurie labiau priimtini ilgesnei analizai arba diskusijai. Turbūt kiekvienas, manau, turime stengtis, kas nuo mūsų priklauso, tą analizę ir atlikti ir savo, ir padėti ją atlikti kitiems. Tai tą darau ir ketinu daryti toliau. Situacija yra besikeičianti. Ir tai, ką premjerė pasakė, yra visiška tiesa. Karas prasidėjo prieš kiek mažiau negu prieš 2 metus, tačiau jo dabartinė situacija niekaip nėra palanki Lietuvai. Ir situacijos pervertinimai yra Lietuvos istorijoje vykę keli. Pirmasis turbūt į mums įstojus į NATO, antrasis 2014 metais, kai buvo pirmą kartą užpulta Ukraina, trečiasis, sakyčiau, turbūt prasidėjus karui Ukrainoje 22 metais. Mano vertinimu reikalingas yra naujas pervertinimas, jeigu karas tęsiasi taip, kaip jis dabar tęsiasi. Rusija yra pajėgi toliau grasinti ir grasinti savo kaimyną. Ir atsakyti klausimą, ar tie kaimynai galim būti ir mes negalim. Dėl to turime būti pasiruošę ir tikrai pavojingiam scenarijui. Ir dėl to tam reikalingas ir platus visuomenės sutarimas, nepereinantis ir vienos partijos ar vienos koalicijos politinės galimybės. Dėl to, kad, kaip ir minėjau, šiandien mes dar turime prabangą turėti diskusiją. Kitai vyriausybei gali būti, kad laiko diskusijai tiesiog nebebus. Reikės sprendimų iš karto. Tad kviečiu išsakyti nuomonės ir ačiū už jūsų klausimą ir už galimybę nuomonę išplėtoti.